that'll bring him back. I'm waiting for my life to begin. Oh, I'm waiting for the train to come in. Kanarėlė baigė dainuoti ir prisėdo prie jaunojo karininko. Jis pasakė, kad jos muzika jį labai sušildė. Jie susidarė susitikti kitą vakarą ir susitiko. Jis padovanojo jai vėrinį ir pasakė, tu buvai man labai gera. Jie pasikvietė jį į savo kambarį. Ten jis jai pasakė, kad niekada negalės gyventi su tokia kalte širdyje. Aš šiame kare mėtau bombas ant žmonių galvų. Aš esu bailys. Jie atidžiai pasižiūrėjo į jo akis, žiūrėjo ilgai ir pasakė, ne, tu nesi bailys. Ne, aš esu bailys, aš supranti, aš negaliu pasipriešinti. Tada Kanarėlė pasiūlė, o gal tu galėtum skraidyti komerciniais lėktuvais? Komerciniais lėktuvais. Jis nusišypsojo. Šypsojus ir kalbėjo. Ne, tu neįsižeis, man tikrai patiko tavo pasiūlymas skraidyti komerciniais lėktuvais, bet pažvelk į tai. Tau žinoma sunku suprasti, bet aš negalėsiu skraidyti komerciniais lėktuvais po to. Ir po pauzės jis pridūrė. Aš norėčiau padovanoti tau juos. Ne, tau nereikia jų nusiimti, kojų, sparnų. Ji nespėjo pasakyti, ką norėjo, jis ją pertraukė ir pasakė, pilotas dovanoja sparnus tik tai merginai, kurią ruošiasi vesti. Tada aš pasaugosiu juos. Ir jis išėjo. Jie susitiko dar ir kitą vakarą. Ir dar kitą vakarą. Jie kalbėjosi, jis klausinėjo apie muziką, kaip jį jaučiasi per koncertus, po koncertų. Buvo nuostabūs vakarai. Tai kitą vakarą Kanarėlė pasigedo savo lakūno. Jis pirmą kartą neatėjo. Taip, jis nusišovė savo asmeninių ginklų. Neįtikėtina pabaiga. When I'm near you and I hear you speak my name, softly in my ear you breathe a flame. Lover, when we're dancing, keep on glancing in my eyes, till love's own entrancing music dies. Oh, my future is in